Uosupio vanduo yra be galo skaidrus ir šaltas. Giliai prarėžęs pušynais apaugusias tankia augmenyje pasidengusias smėlio kopas, iš viršaus uosupis beveik nepastebimas. Upeliukas garma labai siaurų tarpeklių, kurio šlaitai stebina savo aukščiu ir įvairovę. Nenuostabu, juk uosupiui visą laiką teko vytis gilin smengančią ūlą. Tankus augaloti juodalksniai nepraleidžia saulės spindulių. Storakamienių uosupio juodalksnių laukia liūdnas likimas. Visur šeimininkaujantys bebrai patvenkė upelį ir vanduo apsėmė medžių kamienus. Dabar nacionalinio parko miškininkai turės nuspręsti, kas svarbiau – bebrai ar žaliuojančios uosupio pakrantės. Pirmasis pasaulinis karas pakeitė Europos žemėlapį ir valstybių santykius. Dėl skirtingų politinių siekių tie santykiai tarp Lietuvos ir Lenkijos rutuliojasi ne vien prie derybų stalo, buvo laužomos sutartis ir naudojama karinė jėga. Anuometinė Lenkų kino kronika įamžino Lenkų armijos kova su bolševikinė Rusija ir žygius į Lietuvą. Tai traukdamasi nuo bolševikų į vakarus, tai vėl juos vidama į rytų pusę, generolo Želigovskio armija susidūrė ir su lietuvių savanorių pajėgomis. Suvalkuose 1920 spalio 7 Lietuvos ir Lenkijos derybininkai susitarė nutraukti karo veiksmus, gerbti sutartimi nustatytą demarkacinę liniją. Tačiau po kelių dienų, dar neįsiskiršius derybininkams, atėjo žinia, kad Vilniaus link žygiuoja generolo Luciano Želigovskio vadovaujama armija. Jos skverbimas į Lietuvos gilumą sustabdo lietuvių kontrpuolimas prie Širvintų ir Giedraičių. Tautų sąjungai įsikišus, karo veiksmai buvo nutraukti, tačiau Vilnius ir Vilniaus kraštas liko Lenkų okupuotas beveik 20 metų. Lietuvos istorijos institutas. Susitinkame su docente Jūrate Kiaupiene, kuri tyrinėjo lietuviškų draugijų veiklą tautinio atgimimo laikotarpiu. Anot istorikės, didžiausias lietuviškos veiklos nuopelnas okupuotoje Lenkų teritorijoje tenka dviem švietėjiškoms religinėms organizacijoms – daktaro Basanavičiaus suburtai Ryto draugijai ir vėliau lietuvių Šventojo Kazimiero draugijai. Tūkstantis 1968 metais, man buvo 14 metų, mes su tėvuku keliavom į jo tėviškę, į Kriokšlį ir atlikom tokius kasinėjimus. Man tėvukas, Brūzgys Juozas, aiškino, kad sūnau važiuojamės ir atkasim dzūkų auksą. Tuo laiku aš galvojau, kad dzūkų auksas tai yra tikrai auksas ir būsim turtingi, ir turėsim namą, turėsim žigulį ir gyvensim labai gražiai. Pasirodo ne, mes ilgai bekasinėdami Brūzgių pievas atradom vieną dėžę. Toj dėžėj buvo likučiai literatūros, buvo Narbuto mokomojo šautuvo likučiai, ir kurie man kėlė tam tikrą nuostabą. Kaip čia gali būti tos knygos, kurios yra švietėjiškos Švento Kazimiero knygos, mokslinės knygos buvo, mokyklinės, istorinės knygos, meno knygos, kaip jos galėjo stoti dzūkų auksą. Nuo tada pradėjau aš domėtis istoriją ir pradėjau įrašinėti tada gyvos senelis savo, Salomėjos Gudanavičiūtės Brūzgienės, Čiočio Petro iš Kriokšlio,
Kavolio ir kitų įrašus apie Bruzgį Morkų, kas jis toksai buvo ir kodėl jį taip žmonės gerbė Gardino apylinkėje. Labai įdomus faktas, kurį sužinojau iš akademiko Pašutos, kuris minėjo, kad Bruzgis, trumpoji tenasų ilgoji parašyta buvo Morkus, jisai pasižymėjęs buvo jau 1905-1907 metais kaip revoliucionierius ir skelbė idėjas savarankiškos didžiosios Lietuvos sukūrimo, atkūrimo idėjas, už ką jisai buvo ištremtas į Rusiją. Grįžęs į Lietuvą, jisai iš karto įsitraukė į lietuviškumo, į valstybės susidarimo veiklą. 1920 metais buvo Vilniuje buvo tokia gamykla, Vilniaus ūkių mašinų fabrikas. Ir kada Pilsudskis apgavęs Tautų sąjungą, apgavęs visą Lietuvą, be trukdymo, be nieko, be pasipriešinimo, įsiveržė į vidurio Lietuvą suformavęs Želigovskio, pradėjo Želigovskio armija naikinti viską, kas buvo Vilniuje, lietuviška, taip pat ir gudiška, pradėjo grobstyti mūsų turtą. Ryto draugijos centras buvo Vilniuje. Čia veikė lietuviška draugijos narių išlaikoma Vytauto didžiojo gimnazija, rūpintasi ir mokytojų rengimu, nes lietuviškoms mokykloms jų labai trūko. Lenkijos švietimo kuratorija griežtai kontroliavo lietuviškų mokyklų steigimo reikalus Vilnijos krašte. Tai išduodavo koncesiją, oficialų leidimą, tai vėl panaikindavo. Išradingos išlikimo taktikos tekdavo griebtis patiems lietuviškų mokyklų organizatoriams, gintis nuo baudų ir represijų, ieškoti naujų patalpų. Dabar tik iš senų fotografijų galime įsivaizduoti, koks virė gyvenimas anometinėse kaimo mokyklose, kurias lankė lietuviukai. Ant sieno Vytis ir Vytauto portretas, greta privalomi Lenkų valdžios simboliai. Kai kuriuose mokyklėlėse mokėsi vos kelios dešimtis mokinukų, kitose per 100 vaikų. Kaimuose veikė Šventojo Kazimiero draugijos skyriai, suburdavo ir jaunus, ir vyresnius apylinkių šviesuolius. Varėnos rajonas Pauos upės kaimas. Užsukame į Morkaus vardu pavadintą parką greta Ulos. Čia mus sutinka Algimantas Bruzgys, aktyvaus Dzūkijos krašto lietuvininko Morkaus Bruzgio anūkas. Jis ilgai rinko su senelio veikla susijusius eksponatus ir įkurdino jo atminimui skirtą muziejų. Yra labai autentiškas Buzdeikos įrašas Morkui, ačiū už šventę, tik duokit dzūkui laisvę. Buzdeika ir senelis buvo akcininkas Vilijos gamyklos, o Buzdeika buvo paskutinis direktorius Vilijos gamyklos. Pasak Algimanto surinkti faktai apie senelio biografiją ir veiklą liudija, kad Morkus buvo veiklaus ir apsukraus būdo. Neaišku, ar jis baigė inžinerijos ir ekonomikos mokslus Peterburgo universitete, tačiau dar 1905 metais su broliu Juozu įsijungė į revoliucionierių gretas, kurie skleidė nepriklausomos Lietuvos didžiosios kunigaikštystės idėjas. Už tai buvo caro ištremtas į Ukrainos šachtas. Užgyveno ten net vyriausiojo finansininko vietą ir automobilį. O kai 1918-aisiais su šeima grįžo į Lietuvą, įsijungė į lietuvišką atgimimo veiklą. Tai liudijančių dokumentų Algimantas aptiko naršydamas Vrublevskio archyvą Mokslo akademijos bibliotekoje. Draugijų narių sąrašai, protokolai, ataskaitos Vilniaus centrui, kiek gauta knygų ir net pelno už surengtas gegužines. Vat pelno Morkus buvo gavęs 10 auksinių rusiškų monetų. Tai čia labai daug. Vėliau už tuos auksinus vėl buvo perkama tai, ko labiausiai reikėjo švietimo reikmėms. Muziejuje įsaugotas Morkaus lagaminas, jo kelionių iš kaimo į Vilnių liudininkas. Yra likusi, kada važiuodavo su brička, čia vežiodavo knygas Morkus. Iš Vilniaus į Kriokšlį. Taip jisai sudėdavo tas knygas ir atveždavo iš Vilniaus į Kriokšlį. Čia yra likęs irgi autentiškas
prie bričkos dėdavo lauknešėliams, inspektoriams, kurie kelyje, jeigu sutikdavo nedaug dievę, tai dalindavo kišenę, kad leistų pravežti tas knygelės į Dzūkiją. Slapta gabenti vadovėliai, spauda, visa, ką pavykdavo per patikimų žmonės gauti laisvoje Lietuvoje. Domino daug kas. Ne dainų šventės Kaune, uždegdavusios panašius renginius organizuoti klojimuose ir pirtyse. Tokius renginius saugodavo ginkluoti vyrai, galbūt su panašiu į šį šautuvų. Lietuvininko anūkas kviečia pakeliauti Morkaus ir jo bendraminčių veiklą menančiais takais. Čia buvo labai stiprus, labai punktas atsparumui prieš nutautinimą, prieš carizmą. Čia labai buvo stiprus, kai monsinjoras Vasiliauskas įsireiškė, tai buvo kilnūs dzūkai, kaip jis vadindavo, tai buvo antrieji lietuvininkai, kur mes žinom prūsus lietuvininkus, tai čia buvo Gardinų lietuvininkai, kurie mylėjo Narbutą. Žmonės kalba, kad iš bėgių sukonstruotą metalinį kryžių Narbuto sekėjai pastatė dar carų laikais. Esą jis atlaikė ir žandarų kulkas, ir kolchozų epochą. Medinių skulptūrų alėja čia atsirado jau mūsų dienomis. Antanas Česnulis ir kiti Dzūkijos tautodailininkai juose pavaizdavo žmonių kančias daugelio okupacijų alintame krašte. Gal nedaug kam žinoma, kad nuo 1922 iki 1925 metų vyko aktyviausiųjų lietuvininkų areštai. Per 100 suimtųjų Gardino Lenkų apygardos teismas apkaltino sukilimo prieš Lenkijos valdžią rengimu. Daugeliu iš jų teko katorgininko dalia, kiti negrįžo namo. Buvo labai žiauriai persekiojami, ypač kada buvo pakilimas, kada norėjo lietuvininkai tie įgavę lietuvių kalbą ir tą dvasią vis dėlto matyti tą Vilniaus kraštą Lietuvoje ir buvo toks atitinkantis sukilimas, kada jis buvo išblaškytas 25 metais Gardine, iš Lynežerio Dominykui Vidzbaliui buvo išrauta akis, subadytas, nukankintas ir Morkus jį ir kiti jį vežė palaidojo ir tuos visus nukankintos Gardino